Taigi sveiki visi, kurie prisijungėte į dar vieną mano vaizdo įrašą. Ir šį kartą apžvelgsime truputį, kiek aš susigaudžiau Trading 212 investavimo platformą, kurioje dabar pradėsiu investuoti. Ir jau pirmą 100 eurų įmečiau ir žiūrėsime, ką aš padariau ir ką aš supratau keletą padarių sandorių. Prieš tai investavau Freedume, esu išbandęs, tai tos sąskaitos nerodysiu, dar tenai yra mano akcijų pasilikę ir dabar bandysim investuoti į šičią su, nežinau dar kokia tiksliai strategija, bet bandysiu gaudyti akcijų dugnus, gal kažkas panašaus į tokio ir pirksimės. Tai tiek į ETF-us neinvestuosiu, nors sako visą laiką grąža yra mažesnė, kiekvienas žmogus padaro mažesnė negu ETF-as gali duoti per metus, bet man bus neįdomu, mano tikslas investuoti į pavienės akcijas tai ir fiksuoti grąžą tada, kada aš noriu. Iš dalies strategiją esu susikūręs, aš žinau, kokią naudosiu ir eigoje pamatysite. Dabar išbandžiau keletą dalykų šitoj platformai. Greitai apibėgsiu, apžvelgsiu. Čia jau pas mane akcijų yra labai daug pripirkta. Ir jeigu pamatysite, yra maždaug visos tolygios sumos. Taip tolygiai. Paaiškinsiu, kodėl. Rankiniu būdu nusipirkau Intel akciją, kuri yra stipriai nukritusi po labai blogos statistikos dėl mikroschemų ar kažko. Jie sunerimo, ar reikia daryti dėl gamyklų. Ir kažką viena ausim girdėjau, kad lyg ir sumažino dividendus per pusę. Bet nežinau, ar šitai akcijai, šitam Inteliui ar ne. Ar gal kitai įmonei kokiai. Susimažino pati palūkanas 2 kartus. Tai šito negaliu patikslinti, tai dabar nusipirkau aš Intelį, nes dabar yra labai gera kaina. Čia galimai buvo ir tai 26 paskutinį kartą prieš, kada čia buvo? 15 metais ar 15 ir 16. Tai dabar parduodu už $20, tai nusipirkau. Vieną akciją, 1,6 akcijos, kas gerai šioje platformoje, kad tu gali pirkti dalį akcijos, ne visos, nebūtinai reikia visos akcijos, todėl čia pas mane pažiūrėjus kairėje pusėje yra labai daug po kelis eurus. Tai nusipirkau 1,6 akcijos ir žiūrėsime, kaip augs. Mano tikslinė kaina viso būtų labai tobula, jeigu kiltų iki $65. Bet nežinau, kada čia tai bus, gali iš vis nebūti, nes verslas yra verslas, bet su tokia įmonė kaip Intelis, tai manau kažkada dalauksim. Mano strategija būtų tokia, kad pakilus 50% įmonės akcijų aš parduodu 20%, paskui dar pakyla, dar parduodu, kažkas panašaus. O tai kas kažkiek išsipardavinėja, nes geriau fiksuoti pelną, negu paskui nukris ir tu nežinai, kada vėl tenai užaugs. Tai pirmas mano taškas bus laukti $40, paskui lauksiu, bijau sumeluoti, apie 60 ir po truputį išsipardavinėsiu, jeigu kils. O jeigu leisis, žiūrėsiu pagal situaciją, lauksiu minimalaus atšokimo ir tada dasipirkinėsiu. Tokia mano minimali strategija bus, kaip bus. Čia nėra investavimo joks pasiūlymas, nedarykite taip kaip aš, nes nesu profesionalas, tik mėgėjas kaip ir dauguma žmonių čia sekančių mane. Toliau, investuota yra labai daug po vienių akcijų, po kelis eurus. Ką aš čia padariau? Dabar aš nežinau, ant šito kompiuteriu, kaip man čia pasižiūrėti. Investicijų rinkiniai, radau, yra rinkiniai, galima šičia įeiti. Investicijų rinkiniai ir kiekvienas žmogus yra padaręs kažkokį rinkinį ir galėtų jį sekti. Tai aš suradau, kur moka 20% su viršum palūkanų ir aš jį pasiekiau ir susinvestavau į visas paskolas, į visas akcijas, kurios moka 20% palūkanų. Tačiau atkreip iš karto dėmesį, kad susinvestavo
ne tada, kai jisai investavo tas, kuris kūrė, o aš dabar investavau. Tai dauguma moka dabar, aš peržvelgiu visą portfelį 10%, kai kur 15% palūkanų. Kas yra dalykas vienas, kad aš negaliu tų akcijų parduoti po vieną kažkokią, jeigu man netinka kaina, ar ten dakyla, aš negaliu pardavinėti akcijų po vieną. Aš turiu visą portfelį, visą rinkinį parduoti kartu. Tai, ką aš investavau į šitą rinkinį, aš galiu parduoti tik kartu. Čia viską rodo, kiek aš gausiu iš dividendų, iš karto reinvestuosiu. Iš tą portfelį pinigai 3,5 € dar liko neinvestuota. Iš karto investuosi skaidais. Suma, atrodo, 50 € yra minimali suma, kad automatiškai viskas persiinvestuotų. Kiek aš išsiaiškinau, nebent į kurias liko kelios akcijos, kurios liko neinvestuotos, tai jeigu ten trūksta, tai galimai aš bijau sumiluoti, gal jas ir baigs investuoti, neįsivaizduoju, tai viską išsiaiškysiu eigoje. Tai akcijos yra mano visos būtent iš rinkinio ir aš jas negaliu, tik galiu dasipirkti. Ir tai, ką aš dasipirksiu pats, aš jas galėsiu parduoti, bet iš rinkinio dabar paimti ir parduoti negaliu, intelį galiu parduoti. Tai, ką aš pirkau rankiniu būdu. Tai jau toks dalykas. Nežinau, aš dar tik išbandinėjau rinkinius, nes kitur Freedome tokio dalyko nėra. Kas yra labai gerai, kad aš galiu iš intelio, iš rinkinio atsižvelgti, kur yra dugnai maždaug mano nuomonė. Ir galiu dasipirkinėti akcijų. Čia yra gan geras dalykas. Greičiau padeda susigaudyti, mano manymu. Jeigu matysiu, kur nukreitė ten 50%, galbūt dasipirksiu rankiniu būdu ir man labai pasiseks. Tokie dalykai. Tai tiek rinkinių yra iš tikrųjų labai daug. Aš dar su jais, kaip ir sakiau, pilnai nesusipažinau. Moka vos ne kasdieną dividendus gali sekti ir tau viskas automatiškai susiinvestuos. Ir visokių kitokių čia gali pradėti skaityti. Tai dar bandysiu investuoti, kur kasdieną moka dividendus, ne šį kartą, bet vėliau. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai dabar mano investicijos yra tokios, mano portfelis. Investuotai visą portfelį yra 100 €. Ir žiūrėsime, kaip man čia seksis po truputėlį kilt savo linkme. Jeigu turite kokių patarimų ar šiaip pasiūlymą, kad pasimokint ar kažką, ar yra gal grupės lietuvių, tai prašau numeskite man į komentarus. Apsišvietimai, nes dar visko pasitiksliai nežinau, negaliu pasakyti. Tai už visas pamokas padėkosim ir mokinsimės visi toliau. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki sekančio karto.